Gal galiu pasidalinti, kokios yra va čia tos svarbios knygos, kurias galbūt kiekvienam tėvui reikėtų pasakyti. Aš atsinešiau tas, kuriomis pati gyvenu, tai jau Rimanto Kėvalo, ką mes padarėm su savo vaikais, minėjau, kad atskleista ypatingai skaudi realybė pandemijos pasiekmių, ar ne, to nuotolinio ugdymo. Ir skaičiai iš tikrųjų gąsdina ir tai, kas vyksta su vaikais, kelia daug nerimo, bet yra tas posakis, ar ne, kas geriau, ar saldus melas, ar karti tiesa, tai aš esu linkusi už tą karčią tiesą, tai čia bus daug tiesos. Tada man asmeniškai labai patinkanti knyga apie berniuko emocijų pasaulį ir kaip yra svarbu jį saugoti. Tai augant kainui irgi rekomenduoju šitą knygą, nes pati ją skaičiau, tai tiesiog kaip svarbu priimti berniukus ir kaip nebijoti su jais kalbėti apie tas pačius jausmus, emocijas ir panašiai.